Ho, ho, ho. Labą rytą. Palaukit. Va. Ir 2, ir 3, ir 4. 1 ir 2, 3 ir 4. 1 ir 2, 3 ir 4. Tai ką begyvenat, ką jauniems? Labas po 100 metų, ne? Va. Žinokit. Nieks nesikeitė. Kai buvau žvėgalyt, žinokit, tokį tebesą. Spartuoju, va, matot, laiks nuo laiką. Turiu naują kamerą. Aš jums jau savaitę, vis praeit savaitę. Prifilmavau. Vakar atsisėdau, galvoju, įdėjęs pagaliau naują video. Ir pasirodė, filmavau negerą raišką per didelį. Ir aš kadangi montuoju su telefonu, nieks ten nesusimontuoju. Tai labai gaila, praradom 1 savaitę medžiagos. Aišku, galėtų įsikelti kompą, ten pasikeistum visą dalyką, bet ta moteris nedraugaun su tokiais dalykas, man per sudėtinga, taip indon. Darom visko iš naujo. Tai va, tokios naujienėlės. Žodžiu, keliam rūras, nusufkėliu, einam pajudėti, nepamirštam paspausti subscribe, kas ateinat nauji, sveiki, nes aš juk čia sportininkė tiesiog. Aš žinokit, rodau dabar dar ir vaiktų savo, kaip va. Įsigijus esu ne tik naują kamerą, bet naują apšvietimą. Vau. Čia man vargšė. Tai vyra prasisuku dažniausiai visų tų ir paskiau pradėt slyst, net priveršti, vat kiek išnaudojus esu visą tai pajau. Bet ko noriu pasakyti, vau, čia irgi yra iš tos pačios firmos, kaip ir tavo DJI kamera. Apskiras kokybiškai, tas vis sunkiai tokį, stovs tas didelis. Manau, kad pagaliau turiu normalią lempą. Kokios dadės durėjus, kiek džiaugsmo bus man čia. Čia viskas yra iš Pro Max, ne? Pro Max vadinas. Kas ieškot kažkokių tokių dalykų. Šitas gal net neturi nusiimti, pažiūrėkime. Čia neįsistato. Čia niks neįsistato. Čia reikia išsiaiškinti man kaip čia kas. Nes jau tiek užknisdavau. Filmuojant kiek receptą, žinot, išsikėlu, aš kiek man reikia. Filmuojant receptį taip žiūriu. Tiek buvau užknisus jau, kad net nebesinorėjai irgi filmuoti, nes galvai, taip nelaikys, vėl čia vargti, vėl čia kelnut pirmyn atgal, o nori greta neišien. Nu va, gera, vau, koks laids ilgs, kas irgi yra tavūn, o kas irgi yra labai svarbi, labai reikalinga. Nu gera, kam tu čia esi, kur šitą reikia keišti, va, čia. Gerai. Vaikėlė, oh my god, koks ryškumėlis. Geras, vau. Pasireguliuoti. Nu, pavyzdžiui. Aš turiu normalią lempą, Hebra. Pagaliau. Kur tu buvai anksčiau man gyvenime? Eina namas. Žiaurė esu Hebra. Nes visai kit kokybė. Išėp aš tas lempas. Tai buvo už pigę, bet ant tikrą atitarnavo gan ilgą laiką. Ir gan gerą, bet buvau pirkus už 100 kažkiek eurų. Ir ten buvo tokia lieva.
Ir ant mano išvis niek praktiškai nelaik. Ir dar žiūrėkit, koks tas. Eik, čia nuo telefono kinat. Čia ir vau. Čia yra vau. Gers. O jeigu man reikėtų čia вообще į kitą pusę. O jeigu pažiūrim, įmanoma ar neįmanoma? Ne, tas neišsitrauk. Kamon, va taip va. Va būtum. Bet aš tą taip galiu, va. Ir taip gali pasidaryti. Va. Ale, čia žiaurė. Na, light. Happy. Oh, happy day. Viskas, einu filmuoti reklamas. Savo fritiūrinį. Turėsiu nuolaidas kodą. Žodžiu, kas ko norit, kokių gerų dylų, dar eikit pasiekti manęs ir Instagram'e. Nes ten būntai nuolaidas kodukai. Kol kas čia žin, gal dasigyvensiam ir niek, kad neišmeščiau, nesudeginčiau. Ir YouTube'e iki to. Tai va, tadam. Fantastika. Visų greičių verta vakau sriubą, nes grįž dičkis labai šalkis iš po. Palauk, pirmos, man apie 2 valandą atvažiaus draugė, paliks savo vaką. Man reikia susikepinti, įdėti, įvirti. Užsipaiksiu paskiau. Čia tik be mėsytis, bet su laišinukas. Savas rūkytas. Čia ką buvo vyrs grįžęs, išsirūkėm. Grįž sriubėlį, vyrs bulvinėlį paprastą. Paskui bala. Gerai. Va, čia mūsų su vyru darbas. Savom runkelėm. Įtrinti, ištrinti, iškūrenti. Ujui. Apūt su vyru prakaitavau. Gerai. Taip apsidenginau. Lembu čia biškuolio. Niek, gerai pus. Mažuoju nenur lašinukus ribos. Susivėjim, žinot. Daugiau svogūnų, morkų ir ilgą svirtavą ir tos morkas, gaudavos tokia oranžinta sriuba. Bandysiam atkartoti. Nu va, čia bus sriubėlė, čia yra daug morkų, svogūnų, dešrelės, čiut lašinukų rūkytų ir dėda biškį pomidorų padažą. Sakau, kad tas sriubėlė būtų įkrausta, dėsime vandenuką ir paskui turbūt daug būlių, kuriems ir tiek ilgio pavirka nuo sukristo ir biškį ryžių. Nu ir gausies tokį sodrį bulvinėlį. Nu taip truputį, kad aš mėgstu. Nereikia ašarų. Kur rakta? Dažnu atveju paliktų durys. Va, nesimat. Matos. Draugėlis norėjo kartu. Koks didelis jau, ne? Juk irgi nematėt, kaip užauga vaks. Jie tavs, man atrodo, kaip rūdį dar daugiau vandens yra. Dabar maišos
Prūda jums tokių dar nerodžia, o ne kiek į vandens, žinok, kiek į vandens. Jo, ir ten buvo toks klausimas. Jungam lauk, nes paskiau YouTube's už banins žmonėm. Nedaus tų kelių centų uždirbti. Nes taip ir, anie labai grįžti ir tų klausimų. Kad svarsčiau garsę, ar tai, kad biški pasikeit mūsų sklypo reljefus, čia biški pasikėliums. Prūds išsikės kitų veito. Ir dabar ir gruodžio kelintą jau, o aš vis dar važiuoju į Keimą, tai man buvo klausimas. Praeitas metas da tokiu metu važiavau, o neįvažiavau. Ir ar tai ir dėl to, kad biškot pasikeitęs reljefus, ar tiesiog sausesnė meta, nes neatsimenu, kokį buvo praeitį. Atsiprašau, obuolį valgiau, virškindama. Nu, nes taip gal biški po biški ir susitvarkysiam tom žalti. Pelkė. Nes pavasarį tai tikrai lyginsiam. Darysiam keliuką. Lyginsiam visą ten toliau sklypą, nes aš jau noriu sudinti medžius. Nes kuomet tas nams pasistatys, neaišku, pasistatys. Žinot, kaip o medėms reik laiką užaugti. Tai čiūsau, ko noriu sudinti. Daug, kad mes būtumėm ten biški uždariau, nes dabar esam teik visiems matomau zono, teik atvira. Tai norės tokio bišto privatu. Viskas liku vagų, sriuba beveik gatava, matys, kas gausies. Labas, kad sriubėlį, žinokit. Ko veikat, grožė? Ką? Kur jūs išbėgot eilinį kartą? Dezertyrai visi. Dien pritraukti. Turėjom šilkinuką gaidį. Va. Dar kitą gaidį, bet ten ir praktiškai sūnus. Tai man reikia kažkur reiks dėti. Dovanojam 2 gaidžius. Turim 2 gaidžius. Ten yra sūnus. Nu, kažką traišanų išaugėna. Einam, neplėšk iš traktuoko. Neplėšk, einam į trobą. Ponsaka? Ką ten žaid? 4 gaidžius turim. 4. Bėgam. Viskas, bėga trobelė šilta bus. Bėg. Taram-pam-pam. Tuoj gavos sriubėlį. Pas mūsų sriubas yra tirštas, tokis, kad pirms patiekalas ir antras patiekalas. Nepradėsim virti sultinius, kad paskiau dakėt kudlėts. Visko iš karto. Pum. Benediktai, tau planšet pasiėmaks. To jau neleiskė, manai mažutė. Pareik. Ačiū. Jo, šauniai susitvarkė. Turėjom lėliuką svečius. Saunuolis tau davė net. Jo, mažas lėlis. Tau. Kai reikalo. Pultą. Pultą, na. Va, duoda pultą. Gerai. Tas vaks irgi gal norės biškį kažkur pasrypti, ne? Nepilkiam. Baisiausia ir, kad neprietų prie pečiau, žinot. Toks mažas krupis. O miščionka. Tenam įdomė, kas čia ir. Žinot, kad nesavus akcijas smarkiai savus prieto, juk čia ne tam esmė, bet žinot, kad priveiskėt vakar 2 atsakomybė. A ne, Hubertai? Ką? Varom į būrelius. Vienam vako vyr gitarą, mažai bus balerina.
Pasiėmėm knygą, pasiėmėm vandens, pakrovėjinę, telefoną, aišku. Reklamą kaip ir padariau jums, tas bus gerai. Beveik tvarkinga, vertų reikia atsiminti. Kaip čia man čia taip gavos, nes čia, čia žinot, koks rets dalyks ir, bet čia jau sujaukta. Tai biški, žinot, pasitemp viens gals, kits gals suberst, kaip sakant. Vyra kuins. Ara. O tu lauki mūnės, a brolis tau nepadavys, tuos gyvatė. Nu žaltys, nei mėgstinį vaks neturi, nei kaip sušalsi, mažulytį tu mūną. Leko. Nu va, mūsų plungis meno mokyklėlė ir problemėlė nulūža mažui. Mėgam, kulmų dabar su tavim daryti pupą uogą. Matot, pokad nebelėdu mėguoti, tai va pavirbiški. Nu nieko, nešūs. Biški prasibudinsiam, nes Benedikto pirmiausia yra, kas tas vadinas, Jėzus Marija. Kur čia pipinat mane, ką guzinat. Ir, kažkoks nervuots dėdi, nor pravažiuot, žinok, tuos įsobin kitam nedėdi. Solfedis namai, paskiau gitarą ir tik paskiau yra mažąją moną šokę. Tai va tiep ir valandėlį turėjom laukti visuomet. Nu, žodžiu, varau. Viskas, esam namus. Darom dabar namų darbus. Ta melodija. Nu, ta tuoki, grįžti iš burėlių, dar čia kažko. Arba grįžti iš mokyklas, aišku, bandom pasidaryti, kiek spėjom anksčiau, bet ne visuomet gaunas. Tai va tiep, aš dar va, vaikams, tai savo vakarienė, blynų. Čia vištų vakarienė, o man, ką paškriščia, tokius blynus, stačiu veidu. Kam būt skane, bet, žinot, greit kalėdas jau po to metėjom rūkyti. O sakiau jums, ką mečiau rūkyti, minis laik nerūkau. Neapžinau, gal tik neapžinau, o sakiau, o gyriaus ar nesigiriau. Nu, žodžiu, sužinosit. Bet, yra biški, žinot, kad metus labai daugam pradėt svoris augti, tai aš ne išimtis. Tai prieš tas kalėdas, nesinori visišką. Labai daug datų kilogramų priaugti. Paskiau jau bus ką bus, žinot. Daugie. Aš taip skaičiuoju. Tai va, taip įvargstam. Dabar laukam dainininkis. Čia darbu, namų darbus, eduka. Man yra atsinešus knygą. Kokia? Kaifuotoja, tikra kvapą gniaužianti istorija apie dvigubą narkomanės gyvenimą. Narkomanės. Kas tas narkomanės? Nu, kur svaigalus vartoja. Ligonis. Kodėl, bet kodėl tu tokia nesąmonė skaitai? Čia močiutė, da? Na, matai, kaip močiutė skaitė. Taip įvyks gyvenime, žinok, taip įvyks. Mes dudu. Viskas, mažolėlė. Man atrodo, kad pirmajam video turiu pakankamai daug medžiagos. Čia jums gausies geras pusvalandis žiūrėjimo. Tai bandau suvesti viskų į vieną, kad man nebūtum taip, kad praeitą savaitę, kad 2 savaitę filmavau ir
Nu jau žinot. Niek negalėjau padaryti. Žodžiu, gerą žiūrėjimą. Ačiū, kad dėsit, ačiū, kad žiūrėt, spaudam ton subscribe ir susimatysim kitas kartas. Gerą žiūrėjimą.